Ar pastebėjote, kad atėjus pavasariui, iš po tos žiemos tokios pilkumos, baltumos, vienos baltos spalvos, mūsų akys tiesiog labai pasilgusios yra spalvų. Bet ar žinote, kad tų spalvų pasilgsta ne tik tai mūsų akys, bet pasilgęs yra ir mūsų organizmas. Gamta mums dovanoja šitiek daug spalvų, daug visokių spalvų uogų, daržovių, įvairių žalumynų. Ir tos spalvos yra ne tik tais dėl grožio mūsų lėkštėje, bet aišku gera į tai žiūrėti ir atrodo jau skanu valgyti, ne? Kiekviena spalva slepia tokias skirtingas augalinės maistinės medžiagas. Tai yra tokie flavonoidai, karotenoidai ir dar kiti inoidai, kurie padeda mūsų organizmo sistemoms veikti. Mūsų sveikata labai priklauso nuo to, kiek įvairių tų maistinių medžiagų mes gauname ir kaip mūsų organizmas geba tai pasisavinti. Bet kartais tikrai yra verta savęs paklausti tokio vieno klausimo. Ar mes, kai atsisėdame valgyti, iš tikrųjų pasižiūrime į savo lėkštę? Tikrai rekomenduoju, nes aš kai pastebėjau 3 dienas savo lėkštę, buvau tikrai nustebusi. Ar pasižiūrėkite, paklauskite, ar ten yra daug spalvų? Ar mūsų lėkštėje yra ta mažoji mūsų vaivorykštė? Nes kuo mes daugiau gauname spalvų iš to maisto, tuo daugiau skirtingų ir naudingų maistinių medžiagų gauna mūsų organizmas. Todėl noriu pakviesti tave šią savaitę į tokią mažą kelionę. Į kelionę per spalvas. Pasidalinsiu informaciją, pakalbėsiu apie skirtingus spalvų daržoves, apie uogas ir įvairius žalumynus ir apie tai, kokią naudą mes duodame savo organizmui valgydami šitas daržoves. Ir kaip galima priimti kokį aš pasirinkimą padariau, nes dabar tikrai nėra tų daug uogų ir daržovių.